skrenda aidas grybų maršo, o ant kupstų grybų žvalgos. Į visas pusės tik žvalgos. Jis sumai, kad šoko bėgti, o pribėgęs ėmė rėkti: grybai, slėpkitės greičiau, aš grybautojus mačiau. Kas duobelę prasikapstė, kas po lapais išsislapstė, kas po krūmais susiraitė, lepšį priglaudė eglaitį, o palėpė, kad įtūžo ir perpus iš baimės lūžo. Į aikštelę tuo laiku atlėkė būrys vaikų. Jie palėpę apžiūrėjo ir į šalį pametėjo. Ir pasakė mokiniai, sukirmijusi seniai. Palingavo galvas pušys. Štai kaip baigės grybų mūšis.